Tai Edgarai, vakar sakė, kad svarbiausia mėgautis varžybom. Ar išėjo šiandien mėgautis varžybom? Atvirai pasakius, iki šio momento, kai jau pabaigiau, pakalbėjau su pasaulio rekordininku, su kitais daugiakovininkais, pasveikinau, tai tikrai pasimėgau dabar, bet iki bėgimo šiek tiek graužatis ėmė, liūdesys, sakyčiau toks, kaip sakyti, jausmų virsmas viduje virė, bet pabaigus, dabar viskam atslūgus, supranti, kad čia sportas, tokia mūsų dalia sportininkų, kai pasiseka džiaugiamės, kai nepasiseka liūdim, bet nepasiduodam. Tai aš irgi nepasidaviau, kovojau iki galo, atidaviau paskutinės jėgas, prabėgau, finišavau, kaip sakant, ir turim, ką turim šiai dienai. Debiutas Europos čempionate, ką išsivešiu iš Romos? Ką įsivešiu, tai manau vis tiek, visgi, kad ir koks tas galutinis rezultatas, galbūt ne toks, kokį norėjau, ne toks, kokį tikėjausi, bet vis tiek įsivešiu, manau, geras emocijos, stengsiuosi palikti blogas, palikti tą visą liūdesį, tos nusivylimus čia, o parsivešiu tikrai tos visus momentus, kaip sakyt, visus mūsų tarpusavio bendravimus su daugiakovininkais, nes esam tokia, kaip sakyt, tikrai šilta bendruomenė, palaikom viens kitą, suprantam, tai manau jo, tik geresnius teks prasivežti. Tai ko šiandien pritruko, kad būtum biškai linksmesnis? Tai pritruko asmeninių, season bestų daugiau tikriausiai, to pasakyčiau, ir galbūt šiek tiek daugiau poilsio, o šiaip, sakau, jo, asmeninių norėjos. Dešimtkovė viena sunkiausių sporto šakų čia, ar užteko jėgų antrą dieną? Kaip ir minėjau, tas, kaip sakyt, po pirmos dienos baigi beveik vidurnaktį, grįžti, šiek tiek rehabo, atsistatymo procedūrų, bandai užmigti, dar emocijos viduj taškosi, užmiegi, keliesi prieš 6. Judi visas apsimegojęs, vėl stadioną apšilnėti, viskas skauda. Aišku, čia tas dalykas visiems daugiakovininkam, bet tikrai yra sunku ir galbūt, sakyčiau, ko pritrūko gal iki to geresnio rezultato, tai tas toks nuovargis nuo paskutinių galbūt varžybų užsitęsęs. Nes, kaip sakyt, kūnas dar gal ir neblogai laikėsi, bet nebuvo to, kaip sakyt, nervinio signalo iš smegenų, kaip vardinsi, nežinau. Tai vat gal trūko tos šiek tiek ugnelės viduje, visgi varžybos geros, suaugusių čempionatas, visą laiką lauki tokių varžybų, nes žinai, kad čia emocijos verda, o šiek tiek to biškį trūko. Tai į ateitį, kaip sakant, mokinamės iš klaidų. Padarėjai asmeninių rezultatų, bet kurią rungtynę esi pats labiausiai patenkintas, o kurioje galėjai geriau pasirodyti? Labiausiai iš tikrųjų išskirčiau šiai dienai šuolį į tolį, kadangi tikrai, kaip sakyt, turėjau problemų su juo, teko keisti atsispiriamąją koją 2 metų laikotarpyje, prieš 2 metus galbūt, kada dėl traumų, tai toksai, kaip sakyt, su viena koja jau buvau pasiekęs tą lygmenį, kur buvo galima dar jau šokti 740, 750, artėti prie to rezultato ir po to teko viską vos ne nuo nulio krapštyti. Tai tikrai, man ta rungtis, kad ir nėra gal pati sunkiausia lengvo atletikui, man yra sunkoka dar. O kur nepaėjo ir galėjau geriau, tai tikrai manau vietės metime, tikrai kartija, kas liečia šiandieną. Ir disketam pačiam irgi nebuvo tų metimų tokių, kad, kaip sakyt, pajaus tą diskelį tokį. Tai Estai pirmą auksą iškovoja šiame amžiuje, ar džiugu žiūros, ar pavydu galbūt? Taip, tikrai džiugu, kaip mes per varžybą sakom Baltic Power, tai visą laiką palaikom, vis tiek esam Pabaltis, kartu kaudavomės Pabaltijo mačuose U18, U20, tai tikrai malonu, sakau. Pas mus daugiakovininkus yra, kaip sakau, mini bendruomenė, kurioje mes vieni kitus palaikom, džiaugiamės ir liūdim, kai kažkas susižeidžia. Tai čia tokio dalyko kaip pavydas tikrai nėra, kadangi esam to dalis, konkuruojame ir, sakau, viens kitą palaikome. Tai labai smagu yra. Rungčių metu antrame plane nuolatos matydavom Livetą, galbūt galėtum pasakyti, kiek ji prideda šioje tavo kelionėje, kokią duoklę jai atiduotum ir kiek visgi yra tos motyvacijos tarp, kadangi abu esat lengvaatlečiai. Tai, kaip sakyti, esam pora,
Tai tikrai prideda daug. Esame abu sportininkai, kaip sakyti, kabiname siekiam to paties. Tai tam, kaip sakyti, bendrame gyvenime ir visur tikrai tas jaučiasi, viens kitą labai palaikom, pergyvenam. Tai, kaip sakyti, tikrai didelę duoklę galėčiau atiduoti, kadangi, sakau, viens kitą palaikom, viens kitam padedam kažkom, prisidedam, stengiamės ir kito, tai tikrai, kaip sakyti, geriausi žodžiai. Kalbėjai apie ugnelės trūkumą, emocijų trūkumą, bet jau šį mėnesį startuosi Lietuvos čempionate, tai kaip dabar atsistatyti ir vėl Kaip atsistatyti? Iš tikrųjų, tai kuo greičiau galbūt išeiti iš šitos būsenos, iš to, kaip sakyti, liūdesio, piktumo ant savęs, tikriausiai šiek tiek pailsėti nuo visko savaitėlę, o paskui grįžti į režimą, į ritmą ir turėtų viskas, manau, susitvarkyti. Ir tikėtis, kad Lietuvos čempionate Palangoje bus geresnės sąlygos, ta prasme geresnės negu kažkuriais galbūt metais, palankesnės galbūt oro irgi sąlygos sukristų, kadangi, žinot, 10 minučių, tai, kaip sakyt, reikia sugebėti 10 kartų nesusimauti, nes kiekviena rungtis visgi, tai va tas toksai pasverimas ir pasistengsim tenais kažką dar, kaip sakyt, parodyti, nes tikrai žinau, kad dar tam, kaip sakyt, mano bagažė dar tikrai yra ką parodyti ir tikrai norėjusi galbūt šitose varžybose, apmaudu, bet, sakau, dabar tikslas Lietuvos čempionatas. Rytoj paskutinė čempionato diena ir 2 lietuvių laukia finalai. Edžio ir Jogailės, ko palinkėtum jiem ir ko tikėsi iš jų? Ko tikėtis, tai tik tais jiem geriausių rezultatų tikiuosi iš jų, ta prasme, sirgsim, palaikysim, ateisim į stadioną, jiem palinkėsiu tai tik geriausio, ta prasme, mėgautis, jie uždarys mūsų šitą čempionatą, tai jie jau yra šaunuoliai, kad pateko į finalą, tai linkiu jiems tai geriausio, būti stipriems, drąsiems ir pasimėgauti, visgi tikrai labai fainos sąlygos, oras geras, tai sakau, mėgautis, kaip sakau.